Labas rytas. 6:30. Pirma naktis praėjo sėkmingai. Aišku, šilumos norėtųsi gal ryte daugiau. Na, bet kaip sakant, yra tos drėgmės, visa kita. Tai ką, reiks tada šokti į vėl darbinę rutiną, darytis pusryčius. Šiandien jėgų reikės mažiau. Šiandien trasa yra tik 30 kažkeli kilometrai. Taip susidėliojau maršrutą. Bet vis tiek plaukti tai reikės. Šiaip dar papasakosiu, kad esu tokio įdomioje vietoje visgi apsistojęs. Sužinojau, čia toksai upeliukas įteka, Griova vadinasi jisai tas upeliukas. Pasirodo, čia iki tarpukariu buvo Lietuvos-Lenkijos siena. Šito upelio demarkacinėje linijoje. Tai va, ten jau buvo Lenkija, čia buvo Lietuva. Va, kaip sakant, jau jeigu pasienis vakar buvo nuo pat ryto, tai ir užsibaigė diena vakar pasienį. Pusrytukai jau į trasą, kava, bomšpakis, konservai, snikeris, duona, na, žodžiu, tokie neįmantrus pusryčiai, bet čia šiaip netoli Merkinė yra, tai nežinau, gal Merkinėje dar kažką užsipirksiu taip tokio negendančio suvalgyti kokią vieną dieną, nes, na, tie visi konservai atsibosta. Kaip sakyt, aš jų pasiėmu nemažai, bet valgau, kaip sakyt, jeigu yra galimybė nusipirkti kažką, ką galima suvalgyti greitai, tai aš visą laiką renkuosi nusipirkti. O konservai jau lieka tie matėm, kai lyja, kai nėra kur žmonių kokių, kur nėra ką, kur nueit, o tada jie ir lieka jau. Saulės neturiu, neatėjo. O realiai aš jau turiu 9 valandas beveik. Labai nenorėjau šlapios palapinės su kondensatų pakuotėm, tai žodžiu, džiovinam šitą. Netikiu, kad jį man čia pilnai išdžius, na, bet kaip sakant, vis tiek nebus tokia visa kaip po lietaus. Nes paskui pradeda jinai tenais kvapą negerą įgauti ir taip toliau. Stengiuosi nuo pirmų dienų neužleisti. Bet vat stabdosi plaukimas. Na, gerai tik tiek, kad šiandien distancija trumpesnė yra 30 km, tai aš visur suspėsiu, bet jeigu būtų, pavyzdžiui, įtemptas startas ir reikėtų anksti ryte startuoti kokią 7, jau turėčiau bėdą. Reikėtų pakuoti šlapę. Na, čia paskutiniai apsimėtymai. Negaliu dėti daiktų, kol nėra palapinė, nes jie eina į patį priekį. Tai, kol turiu laisvo laiko, nes džiūsta palapinė, galima biškį pakalbėti tada ir apie baidarę, ką aš žadėjau. Tai kas čia pas mane naujo atsitiko. Tai atsitiko tai, kad susimontavau papildomus daiktus užkabinti krepšį, kuris eina ant viršaus ant šito dangčio. Dabar to nėra, bet pabaigoje aš susipakuosiu. Kameros sistema. Nusipirkau tokį daiktą, kurį prisukau prie baidarės. Ant jo dedasi toksai besisukinėjantis dalykas ir iš esmės aš tą vaizdą turiu įvairiais kadrais. Šitas daiktas irgi šiek tiek yra besisukinėjantis. Tik tai aišku, dar man reikia šiek tiek susiprasti ir, kaip sakant, apsiprasti su juo. Taip, čia yra tas dangtis, kurį minėjau, visiškai jisai uždengia baidarės tą kokpitą vadinamą. Tai šią naktį baidarę taip ir palikau. Aišku, lietaus nebuvo, nežinau, kaip jis atlaikytų stiprų lietų, bet realiai net ir kondensato baidarėje nebuvo. Tai mane tas labai maloniai nustebino. Ir kas dar naujo pas mane, pirmą kartą plaukiu su vėliava. Vėliava yra Vilniaus miesto. Jaučiu paklausyt, kodėl čia Vilnius, kodėl čia ne Lietuva. O atsakysiu paprastai. Aš esu Vilniuje gimęs. Aišku, ne visą gyvenimą aš ten gyvenęs, bet jau jeigu taip skirstyti savo gyvenimą į 2 dalis, tai didžiąją dalį Vilniuje esu ir pragyvenęs. Todėl manau, kad turiu pilną teisę vadinti save Vilniečiu ir, kaip sakyti, savo miestą reprezentuoti taip. Na, kitas toksai momentėlis yra dar ir tai, kad
plauksiu per Kauną, kadangi kauniečiai labai jau, sakykime, yra savo miesto patriotai, tai aš vat jiem irgi galiu parodyti, kad yra ir Vilniaus miesto patriotų. Čia be pykčių. Tai vat, tokie mano atnaujinimai. Nežinau, kamerą aš jau minėjau, kad turbūt čia GoPro 13. Kol kas atrodo, kad filmuoja labai puikiai. Pažiūrėsime, kaip tenais bus su vaizdu, kai reikės jau montuoti video ir stabilizacija kokia jos bus. O ką, mūsų nemunėlis, aišku, man tas palapinės džiovinimas, jisai suvalgė kokią valandą su kapeikom. Nes realiai tai aš jau būčiau nuplaukęs nemažai. Diena šiandien nusimato labai gera, iki 23 laipsnių praneša, be jokio lietaus. Tai taip ir norisi darė ir plaukti ir judėti, bet, na, vat, dėl palapinės negaliu to padaryti. Vėlyvas startas, 9:30. Oi, aš viskas vyko tik dėl to, kad žinojau, kad čia 30 km. Bet tą palapinę ir tai neišdžiovinau aš ją pilnai, bet, nu, valandai džiuvo, neišdžiuvo. Vieta kaip ir pasisekė nakvynė gera, bet vat ant šito kanto kaip ir nelabai. Gerai, tai tada mes plaukiam link Merkinės. Nežinau kiek čia, 15, 10, kažkas tokio. Prieš plaukdamas turėjau abejonių, ar man Nemunas patiks. Na, turiu pasakyti, kad bent jau šita atkarpa man patinka. Taip, tiesiosios, taip, nėra vingių, bet kažkaip labai faina gamta, labai daug paukščių, tokių įvairesnių paukščių, negu matai mažesnėm upėm plaukdamas. Žvėrių labai daug, stirnų ne vienas pamatęs jau, kurie ateina prie manęs, kažkokią lapę netgi buvau matęs, irgi išsigando manęs. Ta prasme, čia gyvenimas toks rimtesnis matosi, ir žuvų daug šokinėja, ir žvėjų labai daug ant kranto yra. Jeigu yra, vadinasi, pagauna. Na, žodžiu, Nemunas pilnas gyvybės, iš tikrųjų. Vanduo, na ką, vanduo turi tokį, jeigu, sakykime, įmerkus ranką ir pridėjusi prie nosies, jisai turi tokį biškį, nesuprasi kokį kvapą. Turbūt nuo valymo įrengimų yra. Kas panašaus kaip Nevėžyje buvo nuo Naujamiesčio. Prieš Naujamiestį, atsiprašau. Bet šiaip sakyčiau, kad tas upės vanduo tai pakankamai, jisai man atrodo švarus. Lyginant su Nerim, kurią jau esu patyręs, tai jis tikrai švarus tas vanduo. Ir aišku, kas džiugina, tai srovė džiugina. Atrodo, jos nėra, bet iš tikrųjų užtenka tiek tai pairkluoti ir jau tu pradedi skristi tuo Nemunu. Iš tikrųjų, net ir neirkluojant, jisai labai gerai tave neša. Žiūrėsim, nuo Kauno ten bus jau kitaip šiek tiek. Ta atkarpa visai kitokia, bet iki Kauno, iki Marių galbūt, reikia mėgautis tuo gražiu Nemunu. Tuo gražiu jo vingiavimu, bus dar čia tų kilpų, ne viena. Paskui jau nuo Kauno jau atsisuka ir praktiškai kapojame tiesiai. Bet ten irgi bus, manau, įdomu. Gerai, užteks man čia tų monologų, dirbam. Kažkas įdomesnio po ilgesnės pertraukos. Čia panašu man į seklumą kažkokią tai. Aišku, ir akmenų čia gali būti. Bet jo, tai palyginus tai su kitom upėm, tai čia Nemune nėra ką veikti. Na va, ir Merkinė. Turėtų būti santaka su Merkiu. Ir prieplauka turėtų būti prie tilto. Mano pirmoji kelionė Merkiu, kuri buvo pilna prieš 7 metus, ne, prieš 6 metus. Tai vat kaip tik čia turėjo baigtis, bet aš dar ją prasitęsiau šiek tiek Nemunu. Tai buvo mano pirmoji pažintis su Nemunu iš vis Bajerė, tokia ilgesnė.
Tai dalį to, tiksliau ne dalį, o visą tą prastėsimą reikės man šiandien ir nuplaukti ir dar šiek tiek toliau. Tai bus įdomu pasižiūrėti, ten tokia labai didelė tiesioji yra, kur tada atsimenu mane į neviltį varė po Merkio. Bet kažkaip čia tos tiesiosios Nemuno, aišku, jos nėra čia didelės, dar man taip stipriai gyvenimo negadina. Na, čia bus pirmasis išbandymas pasižiūrėti, ar kažkaip man ta tiesioji kelia kažkokius nemalonius jausmus, ar jau tiesiog tai yra, kaip sakyt, kasdienybė ir nėra čia dėl ko nervuotis. Na va ir Merkys. Labai švari upė šiaip. Nemuno vandens kokybė stipriai pagerins dabar. Yra dar pas mane minčių kažkada tą visą Merkį perplaukti ir nufilmuoti. Jisai tikrai labai įdomi upė yra. Gal kada ateityje. Na, va, tai čia puikiai matosi tas piliakalnis. Šiek tiek ir merkinės panoramos. Taip, tai čia darysime sustojimą šiokį tokį. Iš esmės tai čia man pusė kelio šiaip tai. Ne visai, bet jau beveik. Nežinau, nebent, sakykime, pas mane bus ten vakare dar jėgų daugiau, bandysiu plaukti toliau. Jeigu pavyktų nuplaukti toliau, tada rytoj man mažiau reikėtų, nes aš vis tiek bet kokiu atveju planuoju nakvynę Alytuje. Tai kuo šiandien daugiau nuplauksiu, tuo reikės man mažiau plaukti į Alytų rytoj. Tai pažiūrėsim dar kaip čia. Tai nežinau, ar čia pusiaukelė ar ne. Parodys diena ir jėgų kiekis. Na, visiškai atvirai palieku baidarę. Nežinau. Buvo ten galimybė į kažkokias žolės. Ten gal kažkur, bet ten būna labai paskui sudėtinga. Tiek jau to. Manau, kad viskas bus gerai. Einam, pasivaikščiosim po Merkinę. Išlipsim į tą statų piliakalnį. Ir šiaip čia netoli yra Vytaro Radzevičiaus. Nežinau, kaip restoranas, gal net galima jį vardinti. Tai aš taip pagalvojau, kodėlgi ne? Gal reikėtų užsukti ir pavalgyti pietus, nereiks čia nieko darytis. Čia dar paskui tada užsuksiu ir į parduotuvę. Toks upeliukštis teka. Ja, kalnas nemažas, bet apstiprus. Įdomi, čia tiesiai ir netiesiai. Einu aš tiesiai. Gerai, susitiksim, kai būsiu uždusęs užlipęs. Na, šitas užlipimas buvo visiškas hardkoras. Mano Viktorija matau. Kažkas atvažiuoja. Turim vėliavikę. Jo, čia tas turbūt gražesnis užlipimas buvo kažkur kitur. Taip. Vat kur jisai. Šiau kitaip. Na va. Ir Merkinė. Žinau, kad vienas mano žiūrovas yra iš Merkinės. Tai Romai, tau linkėjimai. Nu tai piliakalnį užlipau, bet norint patekti ten reikės vėl nulipti ir užlipti. Kiek čia laiko? 11:53. Keista. Va, tas upelis kaskaduotas toksai. Fainas, sutvarkyta, gražu. Na, va, atvykom. Čia buvęs baras.
tiksliau dvaro kažkoks iš pastatų. Tokia aikštelė ir va tas kepsnių cechas. Pasižiūrim, ar kažkas čia dirba. Būtų labai gerai terasai tenais pasėdėti. Na ką, užsisakiau picelę. Reikės, sakė, 20 minučių kažkur palaukti. Sėdžiu ir baidarę matau. Kažkas ten nusileidinėja guminę valtį. Toks įdomus jausmas, tu tą baidarę matai, bet jeigu kažkas sugalvotų kažką su jie daryti, tiesiog nespėtum. Tai, nežinau, gal šiaip atramiau. Kažkaip tikiuosi sąmoningumų žmonių. Pažiūrėsim. O vaizdus va turim tokius iš tikrųjų. Žiauriai gražu. Faina, tenais ką tik tai atsidarė, bet jie terasą turi toliau šiek tiek. Nusprendžiau čia pasėdėtis, žiauriai faina. Nu ką, valgysim šitą gražuolę. Pica su šamu, dūmintų šamu. Nu, pažiūrim. Na, vat matau du pastatus, vieną tikrą, kitą maketą. Maketas tai yra senoji Merkinės rotušė, kaip jie atrodė. O tas tikrasis pastatas tai eilinė pagal standartą carinės Rusijos pastatyta cerkvė, pastatyta specialiai miesto aikštėje. Neva, norint pabrėžti, kad čia didžioji dalis yra stačiatikių tikėjimo, ir čia, vat, sakykime, dėl to. Tai kiek man yra žinoma, iš šitos cerkvės dalis medžiagų buvo paimta netgi nugriovus šitą senąją rotušę. Kiek aš žinau, bendruomenė norėtų griauti šitą cerkvę ir atstatyti rotušę. Bet dabar yra, girdėjau kalbų, kad čia neva tai kažkoks vertingas architektūrinis ar kultūrinis paminklas. Na, nežinau, norėčiau aš pažiūrėti tam žmogui akis ir pažiūrėti, ta prasme, kas jis per pusgalvis, kad, sakykime, mums okupacinės valdžios primesti statiniai, kurie yra projektiniai, jų yra tūkstančiais prištabeliuota tokių visoje buvusioje Rusijos imperijoje. Nežinau, ką čia reikia saugoti iš tokio. Čia, aš nežinau, ar Merkinėje šis yra nors vienas stačiatikis likęs. Tai vat, mano pozicija šito klausimu yra griežta. Ir, kaip sakant, labai tikiuosi, kad Merkinėje pavyks nugriauti šitą nesąmonę ir atstatyti rotušę. Beje, priešais yra remontuojamas namas, dabar nežinau, kuris iš vazų, karalių vazų yra miręs šitam name. Tiksliai aš dabar nepasakysiu, bet irgi čia rimti darbai to namo restauravimo. Po to kažkas, nežinau, turėtų kažkoks muziejus galbūt įsikurti ar kažkas tokio. Jis visgi mirė Lietuvos Lenkijos valdovas čia, ne bet kas. Gerai, užsukime, gal mes į, nežinau, ką čia rinktis, ar iki, ar Aibę. Pasirinkime gal iki. Va, dar matosi ir Merkinės herbas su vienaregiu. Lietuvoje, kiek žinau, tik tai du yra herbai su vienaregiu, tai Merkinės ir Vištyčio miestelio. Na, galbūt kažkas žino daugiau. Komentaruose parašykit. Taip, čia visgi Vladislavas Vaza, mirė 4-asis, kur su jo valdymu realiai ir baigėsi dviejų tautų respublikos aukso amžius. Tai čia šiokia tokia ekspozicija jam atmintim. Va šitam name, kuris yra remontuojamas, jis ir mirė. Ką? Šiek tiek pailsėta, ledų porcija rankoj. Judame link savo Viktorijos. Tikėkimės, kad ten yra viskas gerai. Ir pratęsime plaukimą.
Na, žiūrim, mano vėliava plėdesuoja. Panašu, kad viskas čia buvo gerai. O ten aš valgiau ant to kalno. Čia dar tokį ratuką praėjau. Šiek tiek šio bei to užsipirkau. Na, kaip sako, kaip visada, nueini į parduotuvę ir prisiperki antrą dieną, bet, na, kaip sakau, konservas aš spėsiu dar suvalgyti. Gerai, bandom viską susidėti dabar. Paliekame merkinę. Nors šiaip tai labai nuo jos dar nenutolsime, yra čia dar porą dalykų. Netoli jos, jeigu pavyks, tikrai reikės sustoti ir išlipti. Iškart už merkinės yra tokia stovyklavietė. Krantas prastas. Čia turbūt gal atvažiuoti automobiliu. Nors nepasakysiu. Čia yra netoli kažkokie akmenys. Tai vat visai būtų smagu nueiti iki jų ir pasižiūrėti. Smagu ir po pušyną pasivaikščioti. Ne vien upėje. Sukasi galva. Na, nuorodą mačiau. Tai einam link tų akmenų. Kažkaip praeitą kartą, kai aš čia plaukiau, prieš 6 metus, tai nebuvau čia sustojęs. Nu, gal tiesiog nepažiūrėjau. Tiesą sakant, tada net ir nelabai buvo planuota po Nemunu plaukti. Tiesiog taip kažkaip pabandyti norėjau. Na va, panašu, kad ir atėjom. Panašu, kad ir atėjom prie tų akmenų. Tai nežinau, kuo čia jie ypatingi yra. Kažkuo gal ypatingi. Tokių matosi ir paslėptų dar yra. Pasislėpusių. Taip. Aha, čia yra apie kitus akmenis. O šitie tiesiog atmiškėje yra, aš įsivaizduoju tiek. Kažkokių ženklų ant jų. Ar dar kažko, bent jau aš nematau. Na, panašu, kad prieš 6 metus mano akis buvo didesnis. Nu taip, tiesioji. Bet kad daryt tokia jau čia, kaip sakyt, neįveikiama. Net. Ir ploja. Iškapsukim prieš bangas. Žiūrim, kas čia. Neįmanoma. Galėjau net ir nesisukti. Nieko būt nebūrė. Dėjuosi kažkokį tai restoraną ant vandens. Ar kažkas tokio. Vis artėjom ir artėjom. Žiūrėsim, gal pavyks pabendrauti su žmonėm. Kas ten kaip kur. Dar arčiau priplaukiam, jau galima įskaityti ir pavadinimą. Na, Nemunas ir Nemo panašu kažkiek. Panašu į dar kai ką. Pakalbėjau su tai žmonėm, tai pasirodo jie nakvoja toj pačioj stovyklavietėje kaip ir aš. Aš dar kažkiek pradžiai galvojau, gal to nedaryt, bet sakė labai gera stovyklavietė, geras skardis ir sakė, bus labai blogai, jeigu aš praleisiu tą stovyklavietę.
motociklas. Ne, kažkas ant kranto kažką pradėjo pjauti. Tai va, draugiški ten jie. Pažiūrėsim. Aišku, šiandien diena užsibaigs pakankamai man greitai. Dabar yra 3:30. O kitos stovyklavietės čia yra, nu, nežinau. 5 gal kokie kilometrai, tai valanda kelio. Bet čia jo, šiandiengi plaukiu tik 31, vakar plaukiau 44. Jo, tokie reikalai. Priekyje sodyba, kurią matote, irgi yra druskininkai. Ir tie druskininkai kitur. Yra toksai kaimelis irgi, Alytaus rajone druskininkai. Čia prieš 6 metus aš kalbėjau su žmogum, kurį žiūrėjau, tai sakė, anksčiau lyg tai buvo vadinami druskininkėliais sovietmečiu. Tai esmė tame, kad irgi šitose vietose ar tai druskos užgausdavo, ar tai šaltiniai kažkokie būdavo sūrus. Tai žodžiu, bet formaliai aš dabar matau, kad yra druskininkai ir čia, ir tie tikrieji druskininkai. Nu, žodžiu, yra biški painiavos su tais. Labai gerai šiandien plaukėsi. Nedaug čia jau liko iki tos stovyklavietės. Jeigu ten ta stovyklavietė tikrai tokia gera, kaip pasakojo tie laivų plaukę žmonės, tai ne, aš manau tikrai nėra ko man plėštis dėl kokių 10 km papildomų, jeigu nebus kalbėjimo viską. Į Alytų aš šiaip ar taip nuplaukiu vakare. Na, rytoj reikės plaukti 40 km, šiaip bus reikėjo plaukti gal kokių 30, bet ne, nežinau. Šiandien jau ir raumenynas kitaip dirba, ir pečiai kitaip dirba, antroji dienos pusė ypač. Žodžiu, kūnas apsipranta jau su judesių monotonika. Jau, kaip sakys, maištavimai irgi jo baigėsi, tai gal ir gerai, kad šiandien tik 30 km. Rytoj pavarysim. Panašu, kad priplaukiam tą vietą, kurioje šiąnakt aš nakvosiu. Dabar yra po 4:04, aš neatsimenu, kada kaip tikslėsiu baigęs kelionę. Na, bet ką aš žinau, pažiūrėsim. Gal pabendrausim su tais žmonėm, reikia dabaigti Valujavičiaus kelionę žiūrėti vakar. Buvau pavargęs, sugebėjau pusę tik tai vlogą pažiūrėti ir viskas. Parplaukė mano kompanionai, bet aš jau einu kurtis ant to skardžio. Nu, nėra labai patogu viską nusinešti, bet, na, vaizdas tikrai atperka, tai čia kaip Gaujoj kažkada buvo. Irgi, oi, kaip toli neštis, kiek čia visko daug, bet tai kokius vaizdus turėjom tada. Viskas, šios dienos irklavimas baigtas. Šiaip kaklas biškį dega, nudegė. Bet jėgų tai aš nežinau, aš dar 15 km turbūt galėčiau atirkluoti. Va, kokia čia stovyklavietė. Na, įrengimas toks partietiškas. Laužavietė yra. Malkų, manau, nebėda čia susirast. Tai čia faktas, kad reiks kur šiandien. Fui, padusau. Va, kokį turim vaizdą. Bėda tame, kad per tokį skardį reikia čia viską atsitemti. Ir toksai slysta, tas smėlis praslysta. Tai padariau vieną reisą. Dar kokie 2. Ir manau viskas. Nes daug ką dabar baidariai pradėjau palikinėti. Pavyzdžiui, rūbų maišą palieku. Pasiemu tik tuos, kas reikalinga vakarui ir nakčiai, o palieku. Šiaip praeitą naktis labai gerai išbuvo. Čia yra žiauriai geras reikalas, kuris degs puikiai. Čia yra labai daug dervos. Kaime tokius moliekais vadindavo. Pjaunu, galvoju, kas čia?
Kas šitai kvepia? Pasirodo, va. Na, antras vakaras su laužiuku. Pasirašiau normaliai. Čia jau gerai įsidegė. Labai čia dabar negazuosime. Vakaras dar ilgas nusimato, tai sakant. Po truputį kuriuosi, palapinė jau yra. Šią įžiovinau, bet kad neižyvo šiandien ryte, tai turi tą kvapą tokį nelabai gerą. Išsimaudžiau, aišku, čia žiauriai stipri srovė. Labai stipri negilu, bet labai stipri, niekur net paplaukiot negali, nes tiesiog tave nuneš, be šansų čia nais yra. Ui, matau, kas čia yra pas mane. Nu, supratau, tai ką tada? Bandom čia mes stovyklauti ir vakarot. Paskui žiūrėsim, ką mes čia toliau. Kažką reikia suvalgyti, bet dar, man atrodo, 7 net nėra. Tai, žodžiu, stovyklaujam. Laužiukas dar dega. Aš palapinį, nes labai kanda mašalai. Šiaip bėgot dar biškį ankstoka, gal tik 9 valandos yra. Pažiūrėsim, gal sulauksiu Valujavičiaus vlogo. Internetas, aišku, čia ne kažką, bet laikui bėgant kažkiek užkrauna. Tai dar kažkiek tai pavakarosiu ir paskui jau ką. Viskas, reikia eiti miegot. Rytoj reikia laukti nalytų. Tai iki draugai.